Kas liečia su naujų automobilių bendradarbiavimą, tai kai kuriuose šalyse yra, pavyzdžiui, išsidirbę bendradarbiavimą su tokiais instaliuotojais kaip mes, kurie specializuojasi garso izoliacijų klijavimo procese. Jeigu mes darytume vienu metu kokias ten 3-4 Toyota RAV4, tai mūsų efektyvumas būtų daug didesnis ir tas laiko klausimas jisai kitaip visai skaičiuotųsi ir ten būtų tikrai sutaupyta. Nes pavyzdžiui, pavyzdys, turėjom konkursą šildomų sėdynių suklijavimą, ne? KEM 5 ar KEM 7 automobiliai. Pirmą dieną mes klijavom, neklijavom, dėjom šildomas sėdynės 3 automobiliams. Ten po kelių dienų mes jau padarėme dieną 5-6, o paskutinę dieną 11 automobilių padarė. Tas pats kiekis meistrų. Nes jie visas įsiardo sėdynės ir... Tiesiog taip darbas vienu metu gali padaryti gerokai daugiau. Jo. Tai tada toj vietoje bendradarbiavimas su naujų automobilių pardavėjų jisai gali būti naudingas visom pusėm. Ir mums, ir jam, ir klientui būtų ne per didelė kaina. Vienas salonas kreipėsi pas mumis, sako, turim klientą, bet mes čia laiko neturim. Kai kurie salonai irgi savo kaininkuose turi papildomos garso izoliacijos. Yra tokia paslauga įtraukta. Jo, kai kuriuose salonuose. Man buvo šiek tiek nuostabu, žinai, kad aš kaip pasakiau, kad mes darysim 3-4 dienas tą automobilį, 4. Tai sako, ko čia taip ilgai? Jie patys, reiškia, ženkliai greičiau daro. Ir aš galvoju, kur jie gali kažką greičiau padaryti. Išimti apšifkę, ten apdailą, žinai, ten užklijuoti vibrobiškį izoliacijos, biškį garso izoliacijos, gal sudėti. Efektas bus, bet jis gal ne toks maksimalus, kokį mes norim padaryti. Arba kaip pavyzdys su grindimis. Mes klijuojam vibroizoliaciją, kur yra ilgai, sunkiai formuojama, daug laiko užima, bet gali klijuoti medžiagą, kuri lengviau formuojasi, greičiau. Parametrai jos prastesni, kažkas jausis. Kažkiek galima, vadinasi, sutaupyti šiek tiek, bet tai arba pablogins kokybę, arba vis tiek užtruks tiek, kiek užtrunka ir jau nėra... Man širdį skaudėtų, atvirai pasakys. Aš sakau, geriau klijuoti kažkiek mažiau zonų, bet jau tą zoną daryti maksimaliai kiek įmanoma geriau. Tiek informacijos suteikia, kad jau svarstau, kada savo automobilį galėčiau atvaryti. Mercedesas. Tas toksai klientas Mercedesas yra man tas klientas, kuriam nesinori įpiršti, o norėtųsi, kad jisai pats norėtų. Nes jeigu aš įpiršiu, ta prasme, sakysiu, čia bus 100%, pavyzdžiui, RAV, sakau, 100% bus sėkmė. 100% sėkmė. Ten pradedu apie tokius kaip Škodas vidutinės klasės, Volkswagenus vidutinės klasės, apynaujus. Ten irgi jau skaitau, ne 195% sėkmė, nes tikrai pasijunta ženkliai. O Mercedesas, Audi A7, ten kokie 18 metų darėm, Audi A6 19 metų darėm, BMW irgi darėm įvairių apynaujų automobilių. Tokiam klientui įpiršti aš nenoriu, nes bijau paskui perspaudęs būti ir negauti tos emocijos, kuri netokia, kaip žinai. Nepateisinti lūkesčių baisių. Jo. Ir dar ką pastebėjau, pavyzdžiui, tų prabangesnių, geresnių automobilių klientai, kurie pas mus atvažiuoja garso izoliaciją, kažkodėl visą laiką pasitaiko, kad tie biški menininkai, biški muzikantai, biški klausą jautresnę turi, žinai. Vat kaip ir su ta Audi, kur panelė jam girgžda, grąžta viską. Kitas net negirdėtų gal. Sakau, šiaip ką veikėt? Turiu ten studiją savo, žinai, ten muzikos. Tai gerai, supratau, tada jūs būsite patenkintas, aš jau žinau. Muzikantam ypatingai aktualiai. Jie jautresni klausai, jie jaučia daugiau, girdi daugiau, mažiau kreipia dėmesį. Būna, kad ir RAV4 kokia ten atvažiuoja, ar ten kokia nors Camry, Toyota, irgi garso izoliacijos nėra. Tarkim, dedam nuotolinį užvedimą, ir visą laiką stengiasi kažką papildomai pasiūlyti. Ar ten video registratorių, kas dažniausiai dedam būna, arba garso izoliacija, žinai, Toyota, garso izoliaciją negalvojate, nekreipi dėmesio, sako. Fain, iš tikrųjų, aš net neįsivaizduoju, girdint tiek privalumų, ar įmanoma atsispirti norui tą izoliaciją savo automobilį sudėti. Tai labai labai ačiū, Andriau, nes tikrai tai buvo labai išsami ir man vertinga ir įdomi informacija.